Sveiki, brangieji. Kągi, 98 kartą pirmosios pakopos mokymai Sąmoningumo mokykloje Gyvenimo rytas pagaliau pasibaigė. Tiksliau nepasibaigė, o dabar užbaigimas, pati pabaiga. Kas čia vyksta? Čia vyksta dabar praktika, kaip perlipti per savo baimės, kaip pajausti kažkas tai tokio vyksta mumise, bijom kažką tai pasakyti, bijom pasirodyti kažkaip. Tai ta baimė, ją reikia tiesiog eiti į ją ir išgyventi. Ir žiūrėsim, kas iš to gausis. Taigi, kas įvyko pirmosios pakopos mokymuose, ką dalyviai patyrė, su kuo atėjo, su kuo išeina, tiesiog kiekvienas pasakys taip, kaip pasakys. Tai, brangiai, noriu, kad pasakytumėt kažką tai tokio kvailesnio, kažką paprasčiau, kad žmonės nežiūrėtų, va čia, reikia sustruktūrizuoti, kažką sudėlioti. Juk paprasčiau norisi, ar ne? Aiškiau, žmogiškiau, o taip, kas ant seilės užeina iš tikrųjų. Tai tiesiog ir pasižiūrėkim, ką žmonės čia patyrė. Taip, tai dabar atsuksim kamerą, mes ir pasižiūrėsim. Jis yra mūsų kamera. Buvo daug juoko ir ašarų. Daug juoko ir ašarų buvo, ne? O sakyk, kas labiausiai užsifiksavo tau šituose mokymuose? Ką tokio patyrei čia, kas įvyko? Gal meditacinė, praktinė dalis. Ir ką jinai tau davė? Būdas kaip toliau išlaikyti pusiausvyrą. Aha, tai ar padaugėjo pusiausvyros viduje po šitų mokymų ar ne? Kaip jauti? Labai. Padaugėjo, ne? O dabar pasakyk, su kokiu krūviu atėjai į čia ir su kuo dabar išeini? Lengvesnėsi, numetėjai to naštos nuo savo pečių kažkiek tai, ar ne? Numetėjai, ar ne? O kiek palengvėjai? Skraidyti jau gali, ar ne dar? Dar beveik. Beveik. Tai štai, brangiai, norit pradėti skraidyti, tiesiog pradėkit šitą kelionę. Tai, Egidija, tu jau esi gyvenimo ryte patyrusi, tu praeisi visas 4 pakopas ir vėl ryžaisi atvažiuoti į 1 pakopą. Tai dabar pasakyk, koks velnias tave čia atnešė? Tai va, aš ir pati galvoju, koks velnias nešė mane į tą galerą. Visų pirma, neturiu tokių didelių problemų, kad kažkaip reikėtų spręsti, bet vieną kartą ėjau ir man taip kažkoks impulsas, reikia pasižiūrėti būtent Roberto knygutę, būtent visatos dėsnius. Ir paskui, kai grįžau namo, galvoju, yragi seminarai ir pamačiau, kad po 2 savaičių būtent mano pažiūrėjimo yra tas pirma pakopa, tai va. O ką norėjau, tą ir gavau. Paprasčiausia, man tai labai buvo gilu, viskas, ir teorija, ir tos meditacijos, bet būtent man tai pagilino tą suvokimą apie visatos tos dėsnius, apie tą pasitikėjimą, pasidavimą, būtent kaip ta visata sukurta ir kas tu esi joje. Ir pirmiausia, turi sudėlioti logiškai, dar kartą, aš atrodo jau ir žinau, bet, kaip sako, kartojimas. Įvyko, taip, ir išgirdai visai kitką, ką žinojai, tą supratai ir taip toliau. Taip, kad galima kartoti ir eiti ir skaityti ir knygą. Nes niekas niekada nesikartoja. Nes kaip Robertas sakai, kad tai yra gyvenimo kelionė. Tai tikrai taip. Ačiū. Ačiū, Egidija, tau. Ir kas čia dabar dar? Kristina. Sakyk, kaip tu jautėsi prieš atvažiuodama čia ir kaip dabar jautiesi? Koks skirtumas, kad žmonės žinotų, ko čia atvažiuoti ir ko čia tikėtis? 10% atvažiavau išsibarščiusi visiškai. Tiesiog aš savęs neberadau savęs. Tiesiog taip ir važiavau. Dar netgi ten sodė su mergaitė tokia kalbėjau, jinai sako, tu kaip vaikas čia pasimetų, šnekės kažką. O dabar, sakyčiau, susistačiau į vietą save vėl. Tai susistatėjai ir pasiruošiai tiesiog kelionė. Toliau, dabar jau, kryptį žinau. Nuostabu. Tai va, ačiū už tai. Gerai, pakalbinkim ir vyrus. Petrai,
atvažiavai čia, sakyk, ko atvažiavai, čia ko tikėjai šituose mokymuose? Atvažiavau pagerinti savo emocinę būseną, nuimti negatyvą, kuris dažnai sukasi mano galvoj. Ir kaip sekėsi tau šitą užduotį įvykdyti? Dabar tiksliai negaliu proanalizuoti, galbūt po kelių dienų suprasiu, bet šiaip jaučiuosi labai gerai, pakilėta nuotaika. Ir šiek tiek pailsėjau netgi. Super. Paprastai pirmoj pakopoj daug kas pavargsta, ar ne? Nes nėra lengva pirmoj pakopa. Buvo Petras pailsėjo. Buvo momentai skaudėjo galvą, bet nežymiai. Bet dabar jaučiuosi gerai. Puiku. Kokie planai toliau? Ką manai toliau? Manau, kad reikėtų eiti visas 4 pakopas. Planai tokie, nes manau, kad reikia gerinti savo emocinę būseną ir pirmą pakopą tikrai turbūt neišspręs mano visų problemų. Tai norėčiau eiti tęsti pakopas toliau. Nuostabu. Ačiū tau. Edita, tu buvai pas mane konsultacijoje, ar ne? Ar konsultacija lėmė, kad tu ryžaisi žengti į šitą kelią, į mokymus, eiti ir valytis, ar kažkas tai kitas tave atvedė į čia? Sakyčiau, kad konsultacija lėmė. Ir žinoma, lėmė tai, kad aš jau kreipiausi konsultacijos, tai esu čia. Pirmoji pakopa, aišku, man buvo asmeniškai sunki. Daug informacijos, mažai poilsio. Bet pažiūrėkit, mėlyje, jo šypseną. Jis sako, sunki, ar ne? Bet kitiem drąsiai rekomenduočiau. Rekomendacijos iš tų, kurie sako, kad sunku. Ne, iš tikrųjų, tai ta šypsena, jinai pasiekiama kitą kartą, skausmą reikia išgyventi, nuimti tam, kad tikrai pradėtum šypsotis. Tai čia tas pavyzdys iš tikrųjų. Taip, yra visko. Čia yra kalneliai. Ir sunkiau, ir lengviau, ar ne? Taip, keliaujam. Žadi keliauti toliau? Taip. Šypsena rodo iš karto. Pasirengimas keliauti. Ir dar viena senbuvė, kuri jau 4 pakopas praėjai. Ir Laura, sakyk, kodėl vėl atsidūrė pirmoj pakopai? Aš atvažiavau su tikslu atsinaujinti, prisiminti tai, ką girdėjau ir tikriausiai norėjau vėl įgalinti iš naujo save veikti. Man buvo labai faina, kaip prisimenu tos etapus, kaip praėjau, man tikrai sukėlė tokį euforijos jausmą, kaip lengva gyventi ir dabar tikriausiai vėl to norėjau. Ir smagu pabūti tam bendraminčių rate, kai visi su panašiom problemom tikslais atvažiuoja visi tokie lengvi, kaip sesės ir broliai. Tai meilės čia, kaip sako, pirmoji pakopai fontanai meilės, ar ne? Jo, kiekvienoje pakopai ten daug, tai labai smagu taip atsinaujinti. Nuostabu. Tai kągi, brangieji, štai tikrai nuostabus kolektyvas mūsų, praėjom šitą pirmąją pakopą ir dabar ką mes jums tiesiog padėkosim visiems, kad tai girdot, pamojuosim. Ne? Va, visiems. Tai, iki pasimatymo sekančiai pirmoj pakopoj. Tai kelionė tęsiasi, galimybės jūsų visada yra. Keliaujam. Iki.